Esame šiandieną Vilniuje ir klientui padėjome išrinkti Toyota, patikrinti prieš pirkimą Toyota Prius 2010 metų 1.8 litro benzininių variklių hibridinį variantą. Tai automobilis eksploatuotas jau Lietuvoje 3 metus privačios savininkės, pavėžėjo veikloje nedalyvavo, prieš tai parvežtas iš Danijos su 90 berods tūkstančių kilometrų rida. Šiuo metu turime 128 tūkstančius originalios ridos, pilnai pildyta servizo knyga, taip pat servizo visą istoriją patikrinome Toyota online duomenų bazėje. Nauji priekiniai galiniai stabdžių diskai, apynaujas padangos, kėbulas turim dažytą galinį dešinį sparną, bamperį galinį dangtį ir galinį dešinį sparną bei galinės dureles. Automobilis turėjęs eismo įvykį į galinę kairės pusės dalį, truputėlį yra palyginta viršutinė dalis galinės panelės, bet visa geometrija automobilio savo vietose, tarpai niekas per daug nepabėgė, suvesta tvarkingai, padaryta remontas gana gražiai. Trūksta vienos juostos apdailinės viršui, taip pat yra ne ta kryptim sudėtos dešinės pusės priekinės ir galinės padangos, tai reikės persimontuoti. Variklį užvedinėjome šaltą, toks buvo mūsų prašymas, kadangi norėjom patikrinti, ar automobilio variklis neturi problemų su galvos tarpinė, taigi šioje vietoje tikrai jokių pastabų neturim. Hibridinė sistema dirba visa tvarkingai, baterija, aukštos įtampos baterija taip pat praėjo visus testus atliekamus mūsų su Toyota Techstream diagnostika, jokių pastabų šiuo klausimu neturėjome. Automobilio komplektacija gana bazinė yra, Hedapa turi, daugiau kažkokių papildomų privalumų nėra, grinai standartinės komplektacijos bazinės automobilis. Bet mūsų klientui jisai patiko, taip kad šioje vietoje automobilį buvo nutarta pirkti. Na ir matom dar salono būklėje, tai viskas irgi kaip ir atitinka ridą, vairo nusidėvėjimas, pedalų, pavarų svirties, durų visos apdailos. Tikrai kažkokių pastebėjimų didesnių šiuo klausimu neturėjome, tai automobilis perkamas. Tiek žinių.